Nu, tai ką aš galiu pasakyti, vakar užsakiau jau virinimui tuos ruošinius. Šiandien gaunu žinutę, jau yra pristatyta. Tai dabar važiuoju iki Aleksoto pasimsiu, jie ten Veiverių gatvėj, Rempartą. Kas yra su Aleksotu, aš ten realiai nuvažiuoju, nežinau, vieną kartą į 2-3 mėnesius turbūt. Nu, ten visiškai tokia vieta, kur, nežinau, man jau ten yra už Kauno skaitos Aleksotas. Ir labai nepatogiai, nes mano visi reikalai, tai va, šitoj būna pusėje iki Megos, kas už Megos, niekada ten nevažiuoju. Tai va, važiuoju, pasimsiu ruošinius, pasižiūrėsiu, įtariu, pagalvau ryte, jeigu netyčia vietoj turės ir priekinių arkų, nupirksiu ir jas iškart tiesiog, kad reikia persivirinti ir bus ramu. Dabar dar tikrais noriu paaiškinti, dėl ko taip sugalvojau, kad ir tas priekinės arkas, nes vis tiek jau, ta prasme, įkišau į tą multivaną gan daug laiko, darbo ir panašiai. Tai dar reikia atsiminti, kad dar laukia dažymas. Tai jeigu bus taip, kad man ten kažkokiu būdu gausis visai gražiai nusidažyti jį ir už pusmečio kels puslės vėl ant tos priekinės arkos, aš savo to net leisiu. Tai geriau padarysiu. Ką matau, tą išpjausiu, tą padarysiu. Nu jau jeigu ten kažkur pats būsiu praleidęs per žioplumą, nu jau čia nieks nieko nepakeis. Bet bent jau tą, ką mačiau, išpjaustysiu. Nu va, grįžau iš Rempartos. Pasiėmiau vieną galinį sparną, 2 priekinius sparnelius, kur paskilutį yra. Čia vidinis lengstis, čia ana pusė, žodžiu, anos pusės tokia nesąmonė. Čia slengstis priekinis ir ten slengstis priekinis ir arka. Tai tik tais noriu pasakyti, kad dar gyvenime nesu daręs nieko panašaus. Tai jo, plius minus bandau prisidėti, bet va man dabar kliūna per tą vyrį. Tai apsipjausiu iki kažkurios vietos, kad man tas vyris netrukdytų. Ir tada reikia užsidėti, pasimatuoti, kur maždaug pjaut ir pradėti pjaustyti. Šiaip kaip ir viskas atrodo gan paprasta, bet žinau, kad čia tikrai nėra paprasti dalykai. Ir tikiuosi, kad man čia kažkas gausis. Nes dabar kas yra, jeigu aš norėčiau vyrį nupjauti, aš jį nupjauti galiu, bet ar aš jį paskui įdėsiu į tą pačią vietą, kur jisai turi būti, tai tikrai ne. Tai žodžiu, aš geriau va čia pristrumpinsiu biškį. O čia jau viskas ant taškų eina. Matot, kur aš apšveitęs, matos virinimo taškai. Tai tuos nugręšiu. Ir ant slenksčio lygiai taip pat čia turėtų būti virinimo taškai. Ir kaip jau šitą nusimsiu ir šitą išsipjausiu, tada galėsiu pabandyti dar va tą pusę sutvarkyti. Nes iš kitos pusės prieiti aš neturiu dabar galimybių, nes ten yra ir bakas. Ir tiesiog nėra vietos man čia po mašiną. Bet, nu, nėra ką laukti. Reikia dėti sakinius ir pradėti pjaustyti. Nu va, prisimečiau daug maž, reikia sugalvoti, kur čia maždaug pjaut, kad nebūtų va tokio va dar virinimo, tiesiog man geriau jaučiu būtų tiesiog lygiai nusipjauti jį ties tą vietą ir viskas, nes, nu, čia ir šiaip, ta prasme, aš galėčiau pasikeisti tik tais tą galiuką, arba kažkaip iki kažkurios siūlės ir panašiai, bet aš įtariu jau vis tiek, jeigu čia bus virinta tokia ilga siūlė, laikui bėgant jis per tą siūlę pradėtų rūdyti, tai gal netgi protingiau ir čia va viską pasikeisti kitos vietos. Bet sakau, ką aš čia galiu žinot, kaip aš nelabai turiu su tuom patirties,
Aš esu matęs ten kelis videkus, kaip ką daryti, bet jo, viskas tik tais iš YouTube'o realiai. Tai reikalai tokie, tai įtariu jo, pjausiu kažkur iki čia. Nu, čia jau tokia vieta, kad nelabai ir matysis, nes vis tiek per tas virinimo siūlės ten tikrai ir pasės, ir panašių dalykų bus. Gal čia dar net nesigaus normaliai privirinti, reikės antrą dar tą arką pirkti, bet tikiuosi, kad ne, nes šiaip skarda gan stora. Iš pradžių galvojau, bliam, bus planytė skarda, bet va, man būtų tokios pilnai užtekę ir ką pačia virinu, o galit palyginti čia skardos storis. Ir čia skardos storis. 3 myliukų kaip atrodo. Tai jos ir lankstyti neįmanoma ten jau be normalių presų, nieko. Tai jo. Nu, bandau pjauti ir žmogus jau paskambino, atveža dar žibintų, čia buvo pasiūlęs. Paskui tik atveš parodysiu. Visą laiką stengsiuosi pjauti iki linijos iš tos pusės, jau geriau biškį prisišlifuosiu, negu paskui reikėtų pirkti arba davyrint kažką tai. Tai jo. Nu va. Kaip ir turim mėtką. Pabandysim kažką išpjauti. Dabar čia tiesiog apsivaliau, kad matyčiau, kur yra tvirtinimo taškai, nes kaip uždažyti, tai dar nelabai matos. Dabar matau, čia yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, tada čia pjausiu ir turėčiau nukalt, nebent dar gali būti iš apačios čia irgi pritaisytas kažkaip. Nu tai kai kurias vietas jau kiaurai pergrėžiau, bet ir taip neaišku, ar man dabar jisai nusims. Šiaip būtų labai patogu nusipirkti būtent tam skirtą įrankį, o čia ne su paprastu grąžtu gręžiot. Nes, kaip sakau, ne visada apskaičiuoju ir taip net neaišku, ar ten vietomis aš jau būsiu išgręžęs. Bet, nu, čia labai blogai nieko nebus, jeigu kad ir kiaurai, tiesiog reikės kažko pratepti. Čia vis tiek drėgmė šitoje vietoje nemanau, kad bus ir turėtų būti viskas gerai. Tai dabar, kaip matot, atsilankstau tą kampą, kad prieit su atsuktuvu atkalt. Dar čia reikės išspjauti. Reikia pasiruošti, kad laidų neįsuktų man čia. Gan svarbi vieta, reikia nesusifeilint. Net nedaisu aš kitą nuspjaut. Jo, smagiai. Ai, nu gal ir daisiu. Kažkaip daisiu.
Nu, tai reikalai tokie, nuėmiau tą jau arką, tai buvau įsistatęs, nu, plius minus panašiai gaunas mane įdėt. Tai va dabar reikia, irgi atsižymėjau iki kur, bet jau čia ant slenkščio tiek visko pratepta, nelabai matos man, kurioje vietoje yra tie virinimo taškai. Tai nežinau, tai po biškį bandau laupyt, kaip matot, va, vidinis slenkstis irgi, tai labai gerai, kad aš jį buvau užsisakęs. Tai va, kaip matot, irgi prie to pačio įsivirinsiu ir šitą. Tikrai bus geriau, plius minus į kitos vietos ir virinsius, iki kur išsipjaus. Tai bandysiu šitos pusės virint, nes kaip matot, anoj pusė jau yra bakas iš karto. Tai reikalai tokie, kuo toliau, tuo labiau galvoju, kam aš čia įsivėliau. Nu, bet vis galvoju, kaip jisai atrodys po to, kiek kelionį mane nuveš ir panašiai. Tai, nu, tikiuosi per šią savaitę, nu kaip per šią savaitę, per ateinančią savaitę pasibaigsiu tikrai visus virinimo darbus ir jau dar kitą savaitę pradėsiu ruoštis dažymui, skusti viską ir panašiai. Darbo daug, bet tikiuosi, kad verta bus ir nepaves paskui mašinytę. Nu va, pasiėmiau dar tų diskelių koralinių, labai patiko. Ir dar pasiėmiau užgręžti toms virinimo taškams. Tai dabar arba sugalvojau, kai man bus čia viskas paprasčiau padaryti, nes kas yra ant to slenkščio jau čia net nesimato, kur čia ką nugręžti. Žodžiu, pagalvojau, aš vis tiek jau jeigu keisiu ir tą vidinį slenkstį, kodėl man jo iš karto nenusipjovus ir tiesiog paskui naujai šitą įvirint. Tai, kaip matot, aš bet kokiu atveju turiu pjauti iki čia tą savo anai detaliai, va šitai va, kurie ant viršaus eis. Tai čia išorinė, o vidinė, kur įrodžiau, va, kur tos visos skylės, čia jau matot, kažkas virinta, bandyta daryti ir panašiai. Tai jisai yra su visu tuo loveliu, va, kuris čia yra pridaryta nesąmonių. Tai man reikia tiesiog va iki pat to kantelio, jeigu pavyktų, būtų labai labai neblogai. Žodžiu, pradedu pjaustyt, nes čia dabar nusimti per tas yra didžiausia man nesąmonė. Paprašiau bus tiesiog viską išpjaustyt. Kad ir nelabai gražiai bus, bet kažką sugalvosiu padaryti ir biškį tik tais bijau. Aišku, čia ant tos kardos aš abejoju, kad čia kažkas laikos. Bet va čia va už šito jau yra kaip ir rėmo dalis. Tai čia reikės kažkaip labai atsargiai aplink jį apsidirbti. Bet ką, pradedam pjaustyti. Nu va, šiek tiek dabar pasitrauksiu nuo šito, bet šitą paliksiu, ta prasme, vis tiek, dėl viso pikto. Biškį toliau, tik norėjau parodyti, kad teko šiek tiek persikelt, nes čia palipa tą, man reikės apsipjaustyt kažkaip ir tik tais nelabai įsivaizduoju kaip, nes ten jau ir va matom dabar ir čia papūvę. Tai prie to pačio reikės susitvarkyti ir šitą, kaip jau nusimsiu tą visą. Čia tiesiog privirinsiu kažkokį gabaliuką ir viskas. Žodžiu, bet kaip mato, čia gavos visai nemažai to pjaustymo. Nu, bet tikiuosi per savaitgalį pasidaryti. Tiek vieną pusę, tiek kitą. Nu, tikiuosi, gal kita pusė nebus tokia baisi, bet įtariu, gali būt, kad ir bus. Tai va.
tokie reikalai. Nu, tai nelabai įsivaizduoju, koks bus garsas. Įsikrojo man dabar mikrofonas. Žodžiu, nu va, įsivirinau. Aišku, matau, šitas ilgesnis, bet čia, ta prasme, vis tiek pasislėps, tai net nepjausiu, taip ir paliksiu. Tai, jo, apsišvyčiau siūlės. Šiaip visai patenkintas kaip gavos. Tikrai ne idealiai, bet porų ar ten skylių kažkokių kaip ir niekur neliko. Tai skaitau, kaip ir viskas gerai. Čia irgi šitą pritvirtinau. Nu, vis gal kažkiek čia pasijaustų kažkokio smūgio atveju ir panašiai, bet reikaliukai tokie. Tai dabar jau dėsiu tą vidinę skardą. Aišku, pradžiai man dar reikia šį čia apsišveisti, kad turėčiau kur virint. Ir čia liks man tokia mini skylutė, tai jau paskui iš kitos pusės ją privirinsiu. Arba gal iš šitos, bet žodžiu, su antrų kartų jau. Ir ką, čia kur liks kažkokios siūlės, tikriausiai paskui tiesiog tam naujam išsigręšiu skylės ir pabandysiu irgi taip prisekt, tokiu taškiniu virinimu tipo. Kaip čia gausis, tai aš tikrai neįsivaizduoju, bet po kol kas, kiek buvau prisimatavęs, tai viskas gan neblogai. Aišku, dabar matosi va. Ir čia va yra skylutė, irgi norėčiau pakeisti, bet, nu blemba. Čia tokią vietą jau gal pasidaryčiau netgi ant keltuvo, jau po visko. Čia tokį gabaliuką pakeisti, čia jau, kaip sakau, tikrai nebebaisu. Visiškai lygiai nepjaunu aš tų formų. Ta prasme, kad visiškai išpjaut, nes jeigu netyčia kažkur nepataikyčiau matmenis, tai žodžiu, jau ragas man būtų, tai aš jau geriau biškį palieku, tai liks tokio laisvo metalo, bet vis tiek ant galo dar darysis antikorozinis, tai ten kaip ir dugne viskas pasilieps. Technikinė neturėtų kažko sakyti, o šiaip tai sekasi gan neblogai, esu gan patenkintas. Nu, tai jau biškį atsibodo. Nežinau, kažką pasidariau. Dabar čia taip prisikabinau, pasižiūrėt, kaip čia plius minus atrodys. Šitas kantelis tai lenksis, tiesiog aplinkui. Apačioj prisikabinau, bet kaip matot, šitoj vietoj yra mažesnis tarpelis. Šitoj vietoj yra didesnis. Tai reiškia, kažkur padariau klaidą. Tai man dabar reikėtų užsidėti gal netgi duris, tiesiog pasižiūrėti, kaip čia plius minus vaikšto, ar iš viso nevaikšto tos duris, nes jeigu blogai virinsiu, gali būti, kad man prastai, nu paskui brūžins duris, čia paskui turėsiu lankstyti ir panašiai. Tai jaučiu teks prisimest bent jau duris, pasižiūrėti, ant kiek čia nepataikiau. Ir va, kaip matot, va, koks profesionalas aš kaip išpjoviau. Nu, bet čia prisivirins, apsiteps viskom, nelabai ten kas ir matysis. Čia tie šablonai irgi nėra, kad 100% idealus, bet aišku, aš labiau save kaltinu, ne to šablonus. Šiaip taip žiūrint, kaip ir normaliai viskas atrodo. Žodžiu, sunku dar čia dabar kažką pasakyti. Dar likęs ir šitas.
Va šitaip. Kažkaip. Jo, nu čia dar yra reikalų. Kitos pusės jaučiu, gal net nedarysiu. Visa mašina juda. Paisiu numes nuo to ožio. Tokie reikaliukai. Jeigu galvojau, kad sunku yra virint dugną, tai ne, dugną nėra sunku virint. Nu, kaip virint? Snargliuot. Aš čia nevirinu, aš čia snargliuoju, kaip matot. Bet paskui prasiteps ten viskas hermetiku ir panašiai, tai tikrai turėtų laikyti. Tokie reikalai. Daugiau nelabai, ką turiu ir papasakot šiandien. Jaučiu važiuosiu namo. 6:30. Gal jau užtenk, nes jau ir galva nebedirba. Reikia jau biški poilsio. Nes pats pirmą kartą tokiom nesąmonėm apsiemu. Tai yra ką veikti. Tikrai yra ką veikti. Ir baisiausia yra tas, kad jeigu kažką blogai padarysi, tai duris neatsidarys. Nu, kaip, brauksis kažkur lies, tai dar kažkas. Ir panašus dalykai. Tai va šitas yra baisiausia, bet pažiūrėsim. Šitą pusę padarysiu, surinksiu, jeigu plius minus normaliai, bet kitos jaučiu vis tiek nesivelsiu. Ten tiesiog arką galinę išpjausiu palei va tokį gabaliuką, tikrai visos nekeisiu. Nu, net nežinau, ką čia noriu pasakyti, noriu save paguos, kad čia dar pohui viskas, bet oi, jau biškį atsibodo. Nu tai va, dabar plius minus galima spręsti, ant kiek čia nelygu, bet va šitą galiu į apačią pasitempt ir, nu, tarpas tikrai nėra vienodas, čia ir nebus vienodas. Bet man svarbu, kad durys užsidarytų. Tai va čia dabar užsimesiu tašką, kad laikytų ir tada jau bandysiu tą kitą detalę dėti ir žiūrėti, kaip čia kas gaunas. Situaciją turim tokią. Kaip ir viską privirinau. Aišku, čia mato, dar niekas nešveista. Tik privirinau. Čia va jau. Plius minus taip atrodys. Dar vis tiek ant viršų užpakliukas dėsis, dar kažkas. Tai čia bus gražesnis vaizdas. Čia turbūt
bus sunkiausia kažkaip apsišveisti viską normaliai. Ir va dabar turiu tokią situaciją, va šitas yra ant viršaus privirintas. Slenkščius išsipurkščiu, tokį planą sugalvojau. Čia dar po kol kas valikus tokia skylutė, tai aš čia tiesiog hermetiku ją užtrauksiu, čia hermetiku, o blogiausia atveju, jeigu man ta skylutė neišeis įkišti to, vamsdelio, tai čia įsigręšiu po skylutę kažkur ir tai viską išsipurkšiu. Su slenkščiais lygiai taip pat, čia va, jeigu išgręšiu, ten jau bus slenkščio vidus, tai palei pat tą ir paskui tiesiog kažkuom užtepti ant viršaus ir viskas. Nes viską išstepti prieš virinimus irgi nėra gerai, nes va visi tokie labai dega, tai bus turbūt protingiausia jau viską po dažymo pasidaryti. Aišku, atsiras tokių skylučių iš niekur nieko, bet nemanau, kad ten ta skylutė dar, kadangi jinai bus kėbulo viduj, ten tikrai nieko blogo nepridarys. Tai varikaliukai yra tokie, tiesiog norėjau parodyti, kaip kas sekas. Tai duris plius minus buvau prisidaręs. Čia va, gan mažas tarpelis, bet čia jau ką dar bus galima pasikalti paskui. Ir viskas turėtų būti gerai. Dabar tik dar vienas niuansas gali būti toks, kad kaip jau užsidės šitas sparnas, kad šitas nelabai sueis su sparnu. Tai, bet irgi, kol neturiu sparnų, nelabai ką galiu ir daryti. Tai varikaliukai tokie, reikia nepamiršti pasidėti varžtus nuo durų. Vakar dar nupirkau lempas. Kaip nupirkau, žmogus net vietą atvežė, žodžiu, už 30 eurų. Tai kaip aš galiu nepirkti? Tai sakiau, irgi tikrai reikės nusiimti stiklą ir užsidažyti tik tais tuos chromus ir turėtų labai gražiai atrodyti. Šiaip galvojau, čia šitoj pusėje bus geresnė situacija, bet kaip matot, lygiai tas pats. Ir va, pažiūrėkit, aš čia va judinu šitą. Ir visas tas jau slengstis kliba, tai čia žodžiu labai jau silpnas tas metalas. Tai reikės užsakyti ir tą vidinį tada slengsti, nes kaip tyčia aš jo nepirkau. Pirkau tik tais išorinį. Kaip mato, tas išorinis turėtų dėtis, čia vis primatuoju, ne šiaip šitoj pusėje ta arka, tai kaip ir gyva, ten vienoje vietoje yra jau buvus korozija, bet tikrai nevirinsiu jau. Ačiū, pavirinau, užtenka. O va šitas turėtų kažkaip šitai būt. Va čia maždaug įsipjausiu, dabar jau įsipjovęs kažkiek, bet mažais gabaliukais stengiuosi pjaustyt, kad paskui neprisidaryti reikalų. Tai čia gal net ir, biškį dar čia reikės patrumpinti, bet šiaip gan neblogai. Ir šitas čia, va jau buvo virinta kažkokia skardelė ir va pačio irgi nieko nėra. Tai žodžiu, šiandien gal tada jau kaip ir gana, varau namo dar, sudėsiu į video viską ir reikės darbo dieną, kaip tyčia ryt sekmadienis.
Tai tikrai nedirbs ta parduotuvė, kur praeitą kartą pirkau. Ką gero ryt galėčiau paveikti, irgi net neįsivaizduoju. Nes į šitą vietą šitas dėsis. Tai jeigu kažkas esat, aš jums dabar paaiškinsiu, kaip aš norėčiau daryti. Tai va čia, kur buvo išpuvę, tai realiai tiek ir išpjoviau. Ten dar metalas tikrai storas. Ir čia va dar viršui yra. Tai jau jeigu keičiu šitą, tai aš galvoju iki šitos linijos, bet tiesiog per pusę jį pjaut, kad man jo nereikėtų viso ta prasme keis, nes tokią detalę įsipjauti jau yra gan sunku. Tai kaip jūs patartumėt geriau daryti? Ar visą pjautis, ar ta prasme visą iki čia gal? Lemba sunku vieną ranką. Nes mano dabar planas būtų, įsivaizduokit, tos detalės šitai virint siūlę. Išilgai. Tada man atkristų, nereikėtų va šito šono virintis. Bet aišku, ta siūlė taip irgi ten nesigaus idealiai. Tai va net nežinau, ką čia daryti. Šiaip būtų protingiausia, iki šitos va vietos nusipjaut tada viską ir jau ten realiai po hermetiku šitą būtų. O šitą pusę tik tais baisiau. Tai gal taip tada ir darysiu. Žodžiu, bandysiu pjauti ir iki kanto padarysiu. Žodžiu, tokie reikaliukai, net nelabai, ką dabar turiu papasakoti, čia tiesiog reikia daryti. Ir dar laukia galinė arka. Čia irgi bus reikalų. Reikia sugalvoti, kaip čia protingiau ją išsipjauti, nes viso ploto tai tikrai nepjausiu. Man svarbiausia pati arka. Čia matot, skylutė yra, čia jau papuvę. Tai jau čia tas metaliukas toks jau iškart ten pakeltų, jeigu uždažytum. Bet viso tokio dėti kaip ir nesąmonę, nes va, aš galvoju iki to va kantelio, iki lenkimo. O čia tai kažkaip kirsti kampus lygiai. Ten tai viską daryti, nes čia matot, jau irgi tvarkyta. Tai čia gerai, kad arką galinę nupirkau. Bet būčiau žinojęs, kad tiek reikalų čia su to virinimu, tai būčiau vietomis tiesiog užtepęs kažkuom, kad ten atlaikysiu 2-3 metus ar metus. Ir viskas. Dabar pasidarysiu, bet žinot, kai pirmą kartą darai. Tai čia irgi neaišku, ar aš čia viską pagal technologijas ir panašiai, tai ar čia ilgiau laikys, ar neilgiau, aš tikrai neįsivaizduoju. Bet yra pliusas vienas, kad tikrai daug išmokau. Va, prie kėbuliuko, tai į ateitį mano svajonė dar yra nusipirkti tikrai E30. Tai jau jeigu šitą čia nuo pamatų darau, tai jį turiu E30 iš viso ten, ta prasme, jie būna labai išpuvę, dažniausiai numesti kažkur ant žolės, tai ten jaučiu visą dugną reikėtų virinti. Tai va jau kitą kartą galėčiau ir pats tokį dalyką pasidaryti. O anksčiau net nebūčiau pagalvojęs, kad galiu kažką pats pasivirinti, kažką pasipjaustyti ir panašiai. Tai jūs irgi žinokit, jeigu abejoja dėl kažko, pradžiai pasibandykit, o tada sakykit, kad nemoku, negaliu, nes dažniausiai viską mokam, viską galim, tiesiog tingim. Tai va, chebryte, davai.